Laba diena. Sveiki, bičiuliai. Tikrai didelė garbė yra pristatinėti tokioj rimtoj konferencijoj su tiek daug klausytojų. Visuomet jaučiu tokį nedidelį nerimą, nes kadangi nematau žiūrovų, labiausiai mėgstu būti tokiai jaukesniai kamerinėje aplinkoje, kurioje galiu ir girdėti, ir matyti žiūrovą. Na, bet viliuosi, kad man pavyks. Iš kitos pusės būti trečiam irgi nėra labai paprasta, nes kolegos, kurie kalbėjo prieš, uždėjo tokią kartelę, labai informatyvūs pranešimai, labai tikrai smalsūs, su daug informacijos. Tai aš norėčiau turbūt pasikalbėti apie probleminį lošimą, ypatingai šios dienos tema yra būtent apie nepilnamečius asmenis, apie paauglius ir jų įsitraukimą į azartinius lošimus. Tai šiaip dabar pastebiu tokias tendencijas, kad apie azartinius lošimus tarsi pradedama tik kalbėti ir čia turbūt po Stepukonio atveju ir man pačiam taip labai ir kyla tas klausimas, negi ten tiek nedaug mes apie tai žinome ir dažnai išgirstu tokių turbūt gal nuostabos ženklų, kad žmonės stebina, kad tikrai žmonės gali pralošti ir tokias pinigų sumas, iš tikrųjų tikrai gali ir savo praktikoje turėjau tikrai nemažai lošiančiųjų, kurie pralošinėjo panašias sumas ir kurie taip pat turėjo praktikų ir asmenų, kurie dėja pasirinko savižudybę kaip problemos sprendimo būdą, kuris, aišku, suprantama, yra netinkamas. Tai pačiai pradžioje aš turbūt gal norėčiau taip tokią nedidelę priešistorę, nes taip manoma, kad azartiniai lošimai yra tokia nauja pramogos rūšis, iš tikrųjų tikrai ne, ir azartiniai lošimai buvo būdingi gerokai nuo senesnių laikų ir gerokai prieš Kristų. Manoma, pavyzdžiui, kad toks statinys kaip senovės kinų siena, didžioji kinų siena, jinai buvo statytama iš loterijos surinktų pinigų. Nemažai loterijos buvo taikomos tam, kad surinktų iš miestelėnų mokesčius arba, pavyzdžiui, statyti fortifikacijoms, pilims ir panašiai. Ir aišku, kas gal stebina, kad, pavyzdžiui, apie problematiką irgi esu skaitęs iš pakankamai senų šaltinių. Pavyzdžiui, senovės Spartoje azartiniai lošimai buvo apskritai draudžiami kariams, nes buvo manoma, kad karys įsitraukęs į lošimus, jisai negalės atlikinėti savo tiesioginių pareigų, tai yra ginti, kovoti, nes jo protas gali būti užimtas visai kitomis mintimis. Teko skaityti ir vertimą Odė kauliukams, tai jinai datuojama 1700 metų prieš Kristų, buvęs senovės indų vedose, kuriuose irgi yra aprašomas prasilošusiojo žmogaus gyvenimas, apie tai, kaip jis įsitraukęs į tą pragaištingą žaidimą kauliuką, jis atsisakė savo šeimos, atsisakė savo aplinkos ir prarado daug turtų. Tai kas apskritai yra azartinis lošimas, aš dabar tik tai klausimas technikams, nes kažkaip tai skaidrės nustojo judėti, tiksliau, pajudėjo, viskas gerai. Tai kas apskritai yra azartinis lošimas, kaip jie apibrėžia įstatymas? Tai azartinis lošimas žaidimas iš pinigų, kurio rezultatas yra visiškai atsitiktinis įvykis ir kas yra svarbiausia, kad jis nepriklauso nuo žaidžiančiojo įgūdžių ar jo sugebėjimų ten žaisti arba laimėti šitą žaidimą. Norisi čia taip pakalbėti ir apie Levą Vygockį, kadangi daug yra sociologų, socialinių darbuotojų, manau, kad apie Levą Vygockį esat girdėję, ar iš edukologijos, ar iš pedagogikos, kad jisai daug dėmesio skiria žaidimo prasmei, vaiko raidai ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus reiškinys ir jisai tikrai padeda ir ugdyti intelektą, ir lavinti įgūdžius, ir taip pat padeda savireguliacijai ir kūrybiškumui. Ir liūdna, bet azartinis lošimas, jisai pats iš savęs tokios naudos neneša, nes iš tikrųjų lošiantieji dažniausiai įsitraukia į rezultato gavimą, jisai juos stimuliuoja, jiems laimėjimas yra pakankamai svarbus, gyvybiškai svarbus, prie to žinoma ir prisideda tam tikri hormonai, iš kurių vienas svarbiausių yra dopaminas, kolegos šiandien apie jį kalbėjo, jisai būdingas visose priklausomybėse, nes dopaminas jis tarsi pririša žmogų ir apdovanoja. Jeigu mes žinome, kad, pavyzdžiui, vaikystėje arba vaikystės raidai dopaminas jis tikrųjų padeda mums mokytis, yra kaip apdovanojimo mechanizmas, jeigu mažas vaikelis ten, nežinau, pradeda dėlioti kokius nors
kubelinės struktūras, jas numeta, jis pradeda krykštauti iš džiaugsmo, bet čia vėlgi smegenys jį apdovanoja malonumu, kad jisai pakartotų tą patį veiksmą, tuo pačiu būdu jisai ir mokosi, lavinasi, mokosi statyti sudėtingesnės formas, mokosi naudoti smulkiąją motoriką. Taip pat tai yra be galo svarbus hormonas mokymosi metu, nes ilgai sėdint prie vieno uždavinio gali kilti susierzinimas, nusivylimas, bet jį išsprendžiant iš karto atsiranda toksai lengvumo jausmas, tai irgi dopaminas mus apdovanoja už tą įtampą, kurią mes patiriam besimokydami. Tai va, kaip kartais mes žaidimą galim paversti lošimu namuose. Iš kitos pusės gal svarbu irgi pasakyti, kad lošimas pats iš savęs tai yra irgi žaidimo sinonimas, bet kai kalbam apie azartinius lošimus, tai mes taip priežiūros tarnyba esam labiau linkę, kad lošimo organizatoriai vis dėlto naudotų ne žaidimo, o lošimo sąvoką. Ne žaidimas, jisai mums yra pažįstamas iš vaikystės, jis yra toksai tarsi lengviau priimamas, saugesnis žodis. Lošimas jis tokį turi truputėlį didesnį atsakomybės svorį. Tai va, tai dėl to tikrai skatiname su azartiniais žaidimais vis dėlto naudoti lošimo sąvoką, azartinio lošimo sąvoką. Tai va, tai kaip namuose paversti žaidimą lošimu yra labai paprasta. Psichologai sako, kad azartiniam lošimui nebūtinai reikalingi pinigai, kad azartiniam lošimui reikalingas bet koks atlygis materialus, tai gali būti daiktai ir kartais, kalbant, pavyzdžiui, apie paauglius, jie gali lošti iš tam tikrų daiktų, tai gali būti kažkokios žaidybinės kortelės, statulėlės, tai gali būti kažkokie tai jų pamėgti niekučiai, taip pat gali būti ir visai rimtesni daiktai, tai gali būti ir kažkokie tai brangesnis drabužis, brangesnė avalynė. Kartais netgi psichologai sako, kad kaip atlygis gali būti ir koks nors veiksmas, kurį mes, pavyzdžiui, galime atlikti. Kartais, kadangi gyvenu netoli krepšinio aikštelės, girdžiu, kad vaikai žaidžia krepšinį iš kažkokio tai intereso. Tas, kas pralošia, pavyzdžiui, nežinau, atlikinėja kažkokius tai veiksmus, ten daro atsispaudimus, ar ten bėga kažkiek ratų. Tai irgi, ką mes tokiu būdu įnešame. Mes įnešam, pirmiausiai stimuliuojam ir skatinam tą lošiantįjį išvengti pasiekmės, tai yra nedaryti kažkokio užsiėmimo, Iš kitos pusės irgi siekime to apdovanojimo, būti pranašesnių už kitą. Namuose taip dažnai irgi artimoje aplinkoje, bičiulio aplinkoje kartais irgi juos stabdau, kada, pavyzdžiui, žaidžiant monopolį. Tėvai sako, kas praloš monopolį, tas, reiškia, plaus indus. Tai irgi kas vyksta tada su vaiku, vaikas vengia paties proceso, tiksliau nevengia, jisai neįsitraukia į patį procesą, jisai stengiasi išvengti tos pasiekmės, būtent plauti drabužių, kai jinai skamba kaip kažkokia tai nemaloni veikla, kaip nuobauda. Tai va šitoj pusėje tikrai nuoširdžiai siūloma į namų aplinką neįnešinėti tokių elementų. Tiesiog tebūnie žaidimas ir lieka žaidimu, kuris tikrai gali sukurti labai gerą erdvę ir saugią erdvę ir gerą laiką pabūti su aplinkiniais, socializuotis ir panašiai. Tada palaipsniui gal pereisiu aš prie suaugusių imties, kas turbūt irgi yra svarbu, nes kaip ir minėjo gerbiama kolegė Misiūnienė, kad vis tiek, kai kalbam apie priklausomybę, verta kalbėti apie suaugusių žmogų, nes tas vaikų priklausomybės klausimas, jis toks yra labai banguotas. Tai kas yra Lietuvos imtyje? Labai liūdna pripažinti, kad suaugusių tyrimai Lietuvoje yra pakankamai prastame lygyje, taip geriau pasakyčiau. Konkretaus epidemiologinio tyrimo, kuris apibrėžtų labai konkretų probleminių lošėjų procentą, jo nėra. Vienaip per kitaip priežiūros tarnyba daro tam tikras reprezentatyvias apklausas, kad išsiaiškinti vis dėlto kažkokį tai polinkį, kokie žaidimai yra žaidžiami labiau. Tai pavyzdžiui, žinome, kad vienas populiariausių azartinių lošimų yra loterija. Jose dalyvauja nuo 50 iki 70% Lietuvos gyventojų. Tačiau, kai kalbame apie problematiką, verta čia irgi išskirti, kad mokslinio straipsniuose apie loterijų įtaką, jos riziką kalbama pakankamai nedaug, nes jeigu kalbame apie loterijas, dažniausiai kalbame apie tas tiražinės arba kitaip TV loterijas, ir kas yra svarbu formuojantis įtraukčiai, kad atsirastų tas smalsumas ir įsitraukimas į lošimą, yra labai svarbus laiko tarpas nuo pastatymo iki rezultato gavimo. Tai jeigu mes kalbame apie tiražinės loterijas, pavyzdžiui, aš nusipirkau bilietą pirmadienį, turiu išlaukti iki kokio trečiadienio, kol vyks kokios nors tam loterijos tiražas,
tada loterijoje aš jau dalyvauju ir negaliu nusipirkti tiražo metu papildomo bilieto, nes bilietų pirkimas jau yra sustabdomas, aš negaliu daryti įtakos ir kažkokio pokyčio tiražo metu ir tik sulaukęs rezultato aš galiu pakartoti tą bandymą, bet jau kitame tiraže, kur yra visiškai jau kitas lošimas. Dėl to tas azartiškumas ir įsitraukimas jis yra tikrai pakankamai žemo lygio. Aišku, loterijos šiuo metu nepopuliarėja, bet jos tobulėja. Jos kaip ir visa dauguma azartinių lošimų pereina į internetinę erdvę. Ir jau internetinėje erdvėje mes turime tas vadinamas momentinės loterijos, kurių reakcijos laikas yra pakankamai greitas. Tai yra, reiškia, aš galiu nusipirkti momentinį tą bilietuką, paspausti ištrinti, 2-3 sekundžių bėgyje aš iškart gaunu rezultatą ir galiu vėl dasipirkti bilietą ir vėl lošti. Ir tas lošimas jau primena dalyvavimo lošimo automatuose. Tai lošimo automatai arba taip kitaip vadinamos elektroninės lošimo mašinos laikomos turinčios didžiausią įtrauktį, nes yra aibės įvairiausių elementų, yra audialiniai, vizualiniai ir iš tikrųjų nemažai žmonių į tą dalyvavimą įsitraukia gerokai greičiau. Tai va, dėl to, kalbant taip trumpai apie loterijas, norėjau tik išskirti tiražinės. Jeigu kalbėti apie azartinius lošimus, čia jau kalbu apie lošimo namus, kalbu apie lošimo automatų salonus, kalbu apie lažybas, kurias galima lošti ne tik tai ant žeminėse vietose, bet ir internetu. Tai va, azartiniuose lošimuose manoma, kad dalyvauja iki 20% Lietuvos gyventojų arba yra pabandę. Ir iki 30% asmenų pažįsta asmenys, kurie dalyvauja lošimuose. Vienaip ar kitaip tyrimai buvo atliekami ir turbūt viena iš tokį, kuriame buvo bandoma tą epidemiologiją turbūt užgriebti, tai buvo profesoriaus Navaičio 17 metų tyrimas ir jame buvo nustatyta, kad būtent problemiškų lošėjų yra apie 2,5% visos gyventojų imties. O Vilniaus Tech mokslininkai nustatė, kad 8,6% turi polinkį probleminius lošimus arba atitinka probleminio lošimo ženklus. Europa arba pasaulis sako praktiškai tą patį, manoma, kad pasaulyje nuo 0,2 iki 3,5% suaugusių imtyje tokių lošiančiųjų yra. Dar vienas dalykas, kurį mes naudojam, bet vėlgi labai svarbu atminti, kad tai yra ne medicininis registras, jisai nenurodo patologijos ar priklausomybės, tai yra apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras. Tai tokia priemonė Lietuvoje yra, tai yra pilnamečių asmenį nuo 18 metų, kuris mano, kad lošimai jam kelia vienokių ar kitokių problemų, jisai gali pateikti šitą prašymą ir tokiu būdu, atsiprašau, lošimo organizatoriai privalo jo neįleisti į lošimo organizavimo vietas. Tai jau yra įstatymas, reiškia, vartotojo teisė šitoje pusėje yra ginamos ir bendrovės turi aišku ir konkretų įpareigojimą neįleisti tokio apsiribojusio asmens. Tai vat skaičiai, kurie sako, ką jie sako, tai nuo 17 metų gegužės 1 dienos iki šių metų gegužės 1 dienos mes gavome kiek daugiau nei 53 000 prašymų. Čia vėlgi labai svarbu atminti, kad tai nėra unikalūs asmenys, nes asmuo gali prašymą teikti kelis kartus. Tai jeigu kalbėti apie unikalumą, kiek šiai dienai yra apsiribojęs asmenų, tai yra kiek daugiau negu 16 300. Tai galim teikti, kad 16 000 asmenų šiandien mano, kad lošimas jam kelia vienokių ar kitokių problemų. Ir stebime visą augančią tendenciją ir jau šiai dienai galim sakyti, kad vidutiniškai mes gauname kažkur tai apie 40 prašymų per dieną, tai yra tikrai pakankamai daug. Jeigu kalbėti apie pasiskirstimą pagal lytį, tai daugiausiai prašymus teikia vyrai, tai yra 89% visų pateikusiųjų, 11% moterų. Ir čia turbūt ta vyriška lytis nėra naujiena ir kitose priklausomybėse, ar siejamus su kitokiu, ne visai tinkamu elgesiu, delikvenčiu elgesiu. Čia turbūt reikėtų psichikos sveikatos specialistams kelti apskritai klausimą apie vyrų emocinę sveikatą, kas yra, kad mūsų lytis renkasi šitos dalykus, kaip priklausomybės ar kažkokią tai agresiją ar polinkį nusikaltimus. Kažkas vyksta tame vyro emocinėme pasaulyje. Aišku, ne naujiena, kad jau dalis psichologų dirba būtent išimtinai su vyrų psichinė sveikata, psichikos sveikata. Turime žinoma tą bendruomenę gentis, kurios dirba su vyrais ir moko vyrus kaip reikšti savo emocijas ir daro panašius naudingus dalykus ir galbūt tai padės tokiu būdu išventiliuoti tas užspaustas emocijas, kurias vyrai kažkaip tai išreikšti nelabai moka arba nelabai sau leidžia.
Dar liūdnas toks statistinis skaičius, ką irgi apie ką kalba mokslininkai, tai apie jauną įsitraukusiųjų amžių. Tai didžioji ta imties dalis, tai yra 51% amžiaus nuo 21 iki 30 asmenų, nuo 18 iki 20 yra 5%. Tačiau kadangi esu ir praktikas ir dirbu tiek priežiūros tarnybai, tiek privačioj praktikoje, taip jau gavosi pagrindę su lošimais, su lošimų problematika. Tai nemaža dalis lošiančiųjų teigia, kad savo lošimus jie pradėjo pakankamai anksti. Teigia, kad tokiai amžiuje nuo 18 metų, tačiau gilinantis į pačią problematiką vis dėlto išaiškėja, kad tam tikri ženklai buvo ir gerokai anksčiau ir buvo vaikystėje arba paauglystėje. Kai kalbam apie bendruosius rizikos faktorius, tai vėlgi čia yra ir raidos, ir biologiniai, ir socialiniai, asmenybiniai, turbūt nelabai prie jų verta sustoti, nes kolegos nemažai apie juos kalbėjo, bet kalbant turbūt apie tą dopamino įtaką azartiniuose lošimuose, čia matome tokią nuotrauką, ne, tai neurofiziologai, neuromokslininkai tyrė kelias grupės. Viena iš jų tai asmenys, kurie neturėjo jokios patirties lošimo, tiksliau abi grupės neturėjo lošimo patirties ir vienai grupiai buvo pasakyta, kad jiems bus suteikta galimybė dalyvauti lošime su vienokiu ar kitokiu įrenginiu, tačiau jis tiesiog pažais smagumo dėliai ir tuo ir viskas pasibaigs. Tai buvo pastebėta, kad dopaminas tokiu atveju neišsiskyrė. Asmenims, kuriems buvo sakoma, kad palošus yra galimybė laimėti, dopaminas jau pradėjo skirtis. Aš manau, kad čia kiekvienas mūsų, kas turėjo kokią patirtį su loterijomis, aš turėjau patirtį ir su azartiniais lošimais, neproblemiškai. Tai galbūt esat pagavę save tokiame jausme, kad jeigu, nežinau, ten, pavyzdžiui, perkant loterijos bilietą, dabar kalbu taip saldu burnoj darosi, galvoju, didelis aukso koks puodas, dideli milijonai, iš karto fantazija nori įjungti man, kad su tuo laimėjimu aš greičiausiai iškeliausiu kokias nors gražias šalis, plauksiu kažkokią tai jachtą ir atsiribosiu nuo tų problemų, kurios mane supa. Ir jau iš tikrųjų pradeda kisti nuotaika, nes ta fantazija yra tikrai visai maloni, tai vėlgi čia tokiu būdu mes galim pagauti, kad tas noras kažkaip prasiturtinti, jisai irgi kelia malonius jausmus ir didžiąją dalį lošiančiųjų tas pririša prie nuolatinio dalyvavimo lošimuose. Nemažai svarbus yra ir paskatinimas, ir irgi taip pat kolegos apie tai kalbėjo, tai Berensas Skinneris, tai yra elgesio specialistas, elgesio psichologas, kuris tyrinėja elgesį. Čia matome tokią tradicinę Skinnerio dėžę, taip vadinamą. Aš tai pavadinčiau tokiu tradiciniu lošimo automatu. Tai reiškia, kada yra žiurkė uždaroma dėžėje, jinai pradeda tyrinėti aplinką ir kažkokiu tai būdu netyčia paspaudžia svirtelę. Svirtelės paspaudimo metu jinai gauna apdovanojimą, gauna grūdo, to elgesio išmoksta ir toliau užsiminėja savo žiurkiniais reikalais. Bet jeigu tą paskatinimą padaryti kintančių, kad ne kiekvieno paspaudimo metu žiurkė gautų maisto, jinai pradeda elgtis labai įdomiai. Jei pradeda domėti tą svirtelį, jinai daugiau laiko praleidžia prie jos, nes jai įdomu, kas nutiks po to. Vieną kartą paspaudus iškrenta grūdas, kitą kartą paspaudus nieko neiškrenta, vėl neiškrenta, iškrenta daugiau grūdų, iškrenta mažiau grūdų. Ir žiurkė pradeda maigyti tą svirtelę, nes atsiranda smalsumas ir įsitraukimas. Tai iš principo šios dienos lošimo automatą mes galime vardinti kaip tokią Skinnerio dėžę, prie kurios lošiantieji gali praleisti pakankamai daug. Ir mano praktikoje tikrai yra buvę lošiančiųjų, kurie bemaigydami tą svirtelę, bespausdami tą mygtuką gali išbūti be miego ir maisto po 2-3 paras. Yra buvę atvejų, kuomet suaugę vyrai netgi dėdavosi sauskelnes tam, kad neatsitraukti nuo lošimo įrenginio, nes tokiu būdu jų manimų jie galėjo išgąsdinti sėkmę, jinai juos apleistų. Čia jau yra jau apie tą vadiname tokios mąstymo iškraipas, ir žmonės netinkamai galvoja ir netinkamai įvertina savo galimybes ir tą lošimą laimėti ir jame dalyvauti. Kalbant apie lošėjų tipus, vėlgi neišsiplėsiu,
Tai yra tokie trys pagrindiniai, apie kuriuos kalba mokslas, tai yra socialinis, probleminis ir patologinis. Atskirai išskyriau profesionalius, juos turbūt išskyriau bendraudamas su pokerio profesionalais, nes anksčiau turėjau labai gilę nuostatą, kad visi be išimties lošimai, jie nėra profesionalūs ir juos profesionaliai lošti negalima. Tačiau kalbant apie pokerį, vis dėlto yra skirtumų ir atsakysiu kodėl. Čia geriau to nesakyti vaikams ar paaugliams, nes vaikai ne visą laiką tinkamai interpretuoja mūsų pasakymus. Tai kalbant apie profesionalų pokerį, vėlgi skirtumas yra pagrindinis toks, kad žmogus lošia ne prieš sistemą, tai yra prieš kažkokius tai lošimo namus, jisai lošia prieš kitą lošiantįjį, kuris turi lygiai tokias pačias sąlygas, galbūt turi kažkokias tai žinias, turi geresnius įgūdžius. Čia įgūdžiai ir žinios jos turi įtakos mano žaidimui. Visą laiką yra atsitiktinumo elementas, aš niekada nežinau, kokios kortos man iškris, bet kaip aš su jomis sužaisiu, tai tikrai yra, reiškiasi, mano įgūdžio dalis. Ir nemažai pokerio profesionalų skiria labai daug dėmesio savo, reiškiasi, emociniai sveikatai, dirba su psichinės sveikatos specialistais, domisi profesinė literatūra, tikrai praleidžia nemažai laiko ir turi labai didelę eilę, skirtingą eilę taisyklių ir ribų tam, kad nepereiti į tą probleminę lošėjo pusę. Bet šiaip tikrai turėjau klientų, kurie buvo pokerio profesionalais, taip jie save vardino, kad jie iš to uždirbinėjo, bet kuomet pradėjo pramogauti jau tuose sistemos lošimuose, lošimo namuose, ir lošia prieš sistemą, dėja viskas pasikeitė ir aišku daugiau jie į tą profesionalaus lošėjo lygį grįžti nebegalėjo. Tai kalbant apie socialinį lošėją, tai iš principo yra pramogos lošėjas, jisai lošia pakankamai nedaug, pralošia nedaug, nes vėlgi neatsiejama kiekvieno azartinio lošimo dalis yra pralošimas, ilgalaikiai perspektyvai pralošia visi. Tai socialinio lošėjo tikslas yra tiesiog papramogauti, jisai suranda naują pramogą, jis joje padalyvauja, pabūna, ją palieka, nes pirmoje eilėje tai azartiniai lošimai kaip pramogos forma, specifinė pramogos forma, nes gali sukelti priklausomybę, jinai yra pakankamai nepigi, tai tam, kad taip praleisti laiką kokiuose azartiniuose lošimuose, eiti į lošimo namus, tam išbandyti kokią ruletę ar kortų lošimus, vis tiek reikėtų bent jau 100–150 eurų, kad aš taip galėčiau bent jau suprasti, kas vyksta. Tai socialinis lošėjas turi savo ribas, nes išlošimas jam nėra svarbus, jam svarbi būtent pramoga. Probleminis lošėjas, čia jau kalbam apie asmenį, kuris jau peržengia laiko pinigų ribas, naudoja tas lėšas, kurios nebuvo skirtas lošimams, bando atsilošti, kas irgi yra būdinga lošimo priklausomybė, tai yra būtent bandymai atsilošti. Jis bando atsilošti, dažniausiai patenka į tą finansinės problemas, tai yra susiduria su finansiniais sunkumais, nes pradeda skolintis arba vogti iš artimos aplinkos. Ir jau kai kalbam apie patologinį lošėją, tai jau yra asmuo, kuris praktiškai savarankiškai be išorinės pagalbos sustoti nebegali ir lošimas užima didžiąją jo laiko dalį ir kada jisai negauna galimybių lošti, tai aišku, tai labai stipriai veikia jo emocinės būsenas. Tai taip labai trumpai ir labai lakoniškai. Kalbant apie paauglių tyrimus, tai situacija su tyrimais yra labai liūdna, turbūt vienintelis tyrimas, kuris buvo atliktas su paaugliais, tai 2006 Norberto Skokausko. Vėlgi, azartinių lošimų įstatymas pas mus įsigaliojo nuo 2001, tai praėjus 5 metams po įstatymo įsigaliojimo, jisai atlikinėjo Kauno paauglių tyrimus ir nustatė, kad 4,2% paauglių dalyvavusių tyrime atitinka patologinio lošėjo ženklus, o 9% yra aukštoje rizikoje jais tapti. 15 metais SPA tyrimai, kurie tyrinėja tą žalingą elgesį paauglių mokyklose, tikrai labai svarbus tyrimas, kuris atliekamas kas 4, man atrodo, kas 5 metus. 15 metais įtraukė vieną vienintelį klausimą apie lošimą internetu ir buvo nustatyta, kad kas 5, 15, 16 metų paauglys turi lošimo patirtį, o 6% lošia 2–3 kartus per savaitę, ką būtų galima traktuoti kaip probleminį lošimą.
Europai paaugliai taip pat lošia ir lošia intensyviai ir Markas Griffinas apibendrino Europos tyrimus 17 metais ir teigia, kad tokių lošiančių, būtent patologinių lošėjų paauglių imtyje yra nuo 0,2 iki 12 ir viskas labai priklauso nuo prieinamumo, nuo nuostatų ir vis įvairiausių dalykų. Pažeidžiamumas paauglystėje, žinoma, yra kaip ir su visomis kitomis priklausomybėmis 4 kartus didesnis, lošėjai dažniausiai pradeda lošti 13-14 metų paaugliai ir vėlgi tas atsispyrimas tam įsitraukimui priklauso nuo savireguliacijos mechanizmų, čia tiek Robertas kalbėjo apie prefrontalinę žievę, kuri atsakinga už emocijų reguliavimą, už tinkamų sprendimų priėmimą ir paaugliai tiesiog neturi dar galimybės tinkamai įvertinti visas rizikas, o kadangi jie tokie yra labiau linkę į pasitenkinimą, į malonumus ir jų nuostatos yra pakankamai gajos šitoj pusėje. Dažnai kalbant, dažnai netiesa, nedažnai skaitau paskaitas paaugliams, nes vėlgi tikrai laikas, ne visą laiką turiu tokios galimybės, bet kai pakviečia, tikrai mielai pasidalinu, ypatingai tokiai mažesniai grupiai, kurioje galima diskusija, nes tiesiog skaityti paskaitą paaugliams, man taip, išgirsite tą informaciją, išgirs, bet norėtųsi su jais vis dėlto padiskutuoti ir dažnai kalbu, sakau, tai kas čia su mumis vyksta su suaugusiais, kad mes iš jūsų bandom atimti visus malonumus ir nikotiną, ir elektroninės cigaretės Robertas atiminėja, kas čia su mumis negerai, ko mes taip jums pavydim. Tai taip, didžioji dalis paauglių sako, kad čia dėl to, kad jūs norit, kad mes būtumėm sveiki. Ir aš dažnai sakau, čia jūsų nuomonė, ar vis dėlto taip pasakė jūsų tėvai. Ir tikrai paaugliai prispažįsta, kad tai ne jų nuomonė, kad tai nekenkia, nes yra toks jų draugas, kuris jau daug metų rūko, arba jis varto alkoholį, arba dalyvavo lošimuose ir jisai tik tai laimi. Ir vaikai tiki tais žmonėmis, tai yra savo bendramžiais. Dėl to diskusijoje tikrai galima pasiklausyti, kokios yra jų nuomonės ir padėti jiems jas keisti. Aš dažnai įtraukinėju tokias abejonės. Ir kalbėjau apie profesionalius lošėjus, irgi dažnai paaugliai sako, aš puikiai išmanau tą pokerio lošimą, aš tikrai galėsiu būti profesionalas. Gerai, o kuo pagrįstas tavo tikėjimas? Nes aš ten žinau žaidimą, aš moku daryti poker face ir aš toks visas nesugriaunamas. Sakau, gerai, pabandykim tokį klausimą. Kompiuterių žaidžiu, nes didžioji dalis žaidžia kompiuteriu. Sakau, žiūrėk, jeigu tu žaidi kompiuteriu ir netikėtai vidury žaidimo atsidaro duris, eina mama ir sako, Petrai, eik pietauti. Sakau, kaip tu elgiesi? Sako, paskau tuoj. Sakau, dėl ko taip pasakai? Nes dar žaidimą reikia žaisti įdomu ir taip toliau. Sakau, mes jau turime problemą, nes jau tu negali sustabdyti veiksmo čia ir dabar. Sakau, pokerio profesionalai turi šitą įgūdį labai stiprų. Tai jeigu tu, ketini būti pokerio profesionalas, reiškia, pirmoji eilėje tu turi pradėti mokytis valdyti savo emocijas. Ir tai, kas yra malonu, leisti savo sustabdyti. Tai tai tokiais būdais skatinu juos biški galvoti. Kai kalbam apie rizikos veiksnius paauglių tarpe, tai kaip ir buvo aukščiau minėti dalykai, tai lytis ir amžius yra labai svarbu, daugiausiai, aišku, į azartinius lošimus įsitraukia berniukai, beveik 85%. Taip, kalbant apie amžių, kaip ir minėjau, tai yra ankstyva paauglystė. Paaugliams būdingas impulsyvumas, ir dažnai jie neapgalvoja savo elgesio, jie tikrai nemato tolimesnių pasekmių, nes vėlgi dėl savo turbūt neurologinių ypatumų, dėl neišsivysčiusių tam tikrų smegenų dalių, jie tiesiog negali numatyti, kas su jais įvyks, arba priešingai bando paneigti, kad su jais tas įvyks, nes kažkokios tai žalos yra ten toli, o čia ir dabar aš tiesiog noriu siekti malonumo. Būtent impulsyvumas ir trukdo save sustabdyti ir kritiškai save pažvelgti. Be galo svarbi yra bendramžių įtaka ir, man atrodo, socialiniai darbuotojai, kurie dirbat su vaikais, tikrai pastebit, kad šeima, tėvai nebetampa tuo pirmuoju pasitikėjimo ratu, ir vaikai dažniausiai pradeda tikėti bendramžiais, pradeda tikėti influenceriais, kurių dėja įtaka ir lošimas yra pakankamai didelė ir nemažai influencerių yra nuperkami lošimo verslo ir suprantama, kad daro tokią naftos paslaugą.
įtraukinėja tos asmenys ir vaikai, kadangi pasitikė influencerių nuomonė, jie mano, kad tikrai lošimuose galima laimėti, nes būtent tokiuose blogose ar transliacijose yra rodomos tik tai sėkmingos istorijos, retai kada kalbama apie lošimą kaip apie nesėkmę, nes vėlgi tiems nuomonių formuotojams reikia atidirbti savo pinigus. Tai va, tai tam, kad ir pritaptų prie bendraamžių, irgi tikrai norisi sudalyvauti lošimuose, nebūti tą baltą varną. Iš kitos pusės, ypatingai berniukus, tai masina greitas uždarbis, nes turbūt taip prisimenant ir savo paauglystę, norisi būti nepriklausomu, nes finansai tai yra tokia savotiška nepriklausomybė, parodo, kad aš esu jau tarsi ir vyresnis, ir sąmoningesnis, ir protingesnis. Ir prašyti mamos 50 eurų jau yra kažkaip nesmagu, nes reikia pateisinti, kam tie pinigai bus skirti, o gal aš noriu juos išleisti, nežinau, mergaitį, nuvesti ją suvalgyti picos, o apie tai kalbėti aš dar nenorėčiau, nes gal jaučiu kažkokį tai gėdą. Tai vat tie tokie pinigai, ypatingai jeigu juos dar galima užsidirbti greitai, jie tikrai masina, o taip bendraujant su paaugliais, tiek ir draugų rate, tikrai girdisi toksai mitas, kad kiekvienoje tokioj kompanijoje, kur yra lošiama, yra kažkoks mistinis draugas, kuris jau ten lošia apie metus ir uždirbau ten apie 1000 eurų be problemų. Ypatingai ta nuostata girdisi lažybose, kas labai liūdna ir kas man tikrai labai rūpi, tai būtent ta lažybų dalis, nes nemažai paauglių yra sportuojančių ir turėjau klientų tarpe 18, 19, 20 metų vaikinus, kurie yra sportininkai. Ir jie taip atvirai pasakoja apie tai, kas vyksta tose persirengimo kambariuose ir sako, kad tikrai jūs, sako, neįsivaizduojate, apie ką mes kalbam ir kad iš tikrųjų lažybos visai yra tokia pagrindinė tema, apie kurias paaugliai kalbasi, sportuojantis paaugliai. Taip pat ir moksliniai tyrimai atskleidžia, kad sportininkų įsitraukimas į azartinius lošimus yra gerokai didesnis. Pirmiausia dėl to, kad yra jų aukšta adrenalino tolerancija, turime, jie netaip greitai išsigąsta, plus yra varžymasis, nes sporto psichologija yra svarbu nebijoti savo varžovo ir kartais būna taip, kad sportininkas jis perkelia tą, reiškia, kaip ir projektuoja į azartinius lošimus tarsi savo priešininką ir bando jį nugalėti, nepasiduoti, aš negaliu, dėl to yra sunku priimti pralaimėjimą. Tai vat šitas rytis tikrai man yra pakankamai įdomi ir turiu tokią ambiciją vis dėlto atlikti tyrimą su sportuojančiais paaugliais Lietuvoje, bet laiko ir palaikymo, kaip sakoma, laiko palaikymo ir pinigų. Tai viliuosi, kad gal šitų dalykų bus ir norėčiau vis dėlto išsiaiškinti, nes tikrai signalai neramus. Taip pat yra lošiama, kad išvengti slogių jausmų apskritai, kai kalbame apie priklausomybės, man atrodo visas, ir galbūt kolegos tikrai paantrins, kad vis tiek tai yra poreikis pakeisti būseną. Ir azartiniai lošimai, jie iš pažiūros atrodo labai saugus, nes visuomenės nuostatos azartinius lošimus dar nėra tokios aiškiai suformuotos. Ir gali atrodyti, kad tai yra pakankamai saugus žaidimas ir kad jame nieko negali nutikti. Nes šios dienos tėveliai jau yra pasirengę kalbėti su vaikais apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą, ten alkoholio žalą, bet retas, kuris išmano azartinių lošimų sritį. Dėl to, manau, tikrai, bet ta švietimo dalis tėvų yra pakankamai svarbi, kad tėvai turėtų parengti kalbėti su vaikais apie azartinius lošimus. Tai va, tai kalbant apie tą vengimą, tai tikrai poreikis pakeisti būsenas ir mokslinėje literatūroje aprašomas toks kaip eskeipizmo momentas, ne? Tai yra poreikis pabėgti nuo sunkių jausmų, kadangi lošime dalyvauja daug dopamino, lošimo proceso metu jo išsiskiria daug, žmogus paprasčiausiai prisislopina ir nejaučia tų jausmų, kurie jį vargina, kurie kankina. Tai išnyksta nerimas, išnyksta kažkoks tai pyktis, susierzimas, jisai gali kisti lošimo pačiame tarpe, bet vis tiek dopaminas užvaldo labiau, žmogus jaučia daugiau pakilęs emocijas. Nemažai turi įtakos priklausomybė šeimoje, aišku, žinių apie lošimo stoka ir paaugliai apie tai visiškai nežino, jie dažniausiai vadovaujasi primestomis nuostatomis, ir atsiranda tas, kaip minėtas, draugas Petras su 1000 eurų laimėjimu ir jisai jau yra autoritetas, dėl to, kam man
atsiskaityti tokio greito uždarbio. Paaugliai ir šiaip didžioji dalis lošiančiųjų, kaip bebūtų keista, jie neišmano lošimo mechanikos, jie nesupranta, kai veikia lošimo įrenginiai, jie nesupranta, ką reiškia išmokų procentai, nes yra toks vienas mitas, kad lošimo organizatoriai skelbia taip vadinamus RTS tos duomenys, RTP atsiprašau, tai yra skaičius, kuris parodo išmokos procentą, dažniausiai jis gali varijuoti nuo 90 iki 95, kartais 8 procentų. Ir gali kilti nuostata, kad tai, jeigu aš, nežinau, lošiu iš to lošimo automu, tai bent jau 98 procentus pinigų grįš atgal. Tai iš tikrųjų yra mitas. Realybė yra ta, kad tas procentas bus išmokamas tik tai gale lošimo įrenginio pabaigos. Jeigu lošimo įrenginio galiojimas yra, pavyzdžiui, 1 metai, tai atlikus visus skaičiavimus, prijungus įrangą, patikrinus, turi matytis būtent šitą procentą išmoką. Tai nereiškia, kad aš vienas jame, jeigu žaisiu, turim nežais niekas kitas, kad man tas procentas sugrįž. Ne, iš tikrųjų taip galėtų būti, bet dažnai taip nebūna, nes lošėjai keičiasi, vienas prisėda, antras prisėda, kartais aš išlošiu iš to, kuris pralošia. Manoma, kad lošimo automatą reikia primaitinti, yra tokie mitai, kad kuo daugiau aš pinigų sukišu, aš tikrai kad nors laimėsiu. Ir čia turbūt veikia tas mūsų psichologinis momentas, kuomet aš kasu duobę, jinai privalo gilėti. Ir jeigu ta duobė negilėja, man atrodo, kad kažkas su manimi yra negerai. Aš nepriimu, kad duobė negali gilėti, bet koks darbas turi duoti rezultatą. Dėl to dalyvaujant lošimuose, lošiančiam iš karto suformuoja nuostata, kad anksčiau ar vėliau aš tikrai išlošiu. Žinoma, tas nutinka ir dažnai išlošimas jis tampa tokiu kaip švyturiu, lošiančiam ypatingai, jeigu jis jį patiria. Ir tada vyksta nuolatinė to išlošimo siekimas. Tai yra, aš nuolatos sieksiu išlošimo, nes aš jau tą patyriau. Tai va, žinių apie lošimus stoka tikrai turi įtakos įsitraukimui ir dažnai turi įtakos tam probleminiam lošimui formuotis. Na, netinkamos nuostatos, kaip ir pakalbėjau, kai kurie specialistai teigia, kad patirtos prievartos tai ar trauminės patirtis, tai prievarta gali būti emocinė, seksualinė, jos turi įtakos, nes tokiu būdu galima prislopinti savo slogius jausmus lošimo metu. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimas arba kartais gretutinės priklausomybės. Čia būdinga, nekalbu vien apie paauglius, bet ir suaugusių žmonių imčiai tai labai būdinga. Ir neretai būna taip, kad asmuo, kuris, taip teigia, kad susitvarkė su kokiu narkotikų vartojimu, įkrenta į lošimus. Ir dažniausiai tą patirtį turi asmenys, kurie, pavyzdžiui, nepraėjo psichoterapijos, tai yra nesuprato, kas vyko jų gyvenime, kad jie pasirinko psichoaktyvias medžiagas, nesusiformavo toks sąmoningumas, žmonės neįsisąmonino, kas su jais vyko. Tai kaip sakau, praėjo terapiją neatėjęs į sąmonę, tai nesuprato, kas vyko ir kodėl jis tą pasirinko. Ir labai dažnai tokie asmenys įkrenta į kitas priklausomybės, kalbų ir ne tik tai apie azartinius lošimus, bet ir kitas elgesio priklausomybės, tai gali būti ir interneto naudojimas, ir pirkimai, ir priklausomybė nuo masturbacijos ar pornografijos ir panašiai. Taip pat veikia ir priklausomybė nuo žaidimų ar socialinių tinklų, kalbant apie nepilnamečių įsitraukimą, tai nemažai jų dalis buvo įsitraukę į kompiuterių žaidimus, kai kurie buvo įsitraukę ir į kitus dalykus siejamus su žaidimais, apie juos truputėlį irgi užsiminsiu. Ir vėlgi, tie svarbus bandymai atsilošti, kada yra patirtas laimėjimas, po to įvyksta pralaimėjimas, labai norisi statyti tą status quo, negrąžinti tas sumas. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, ilgalaikiai perspektyvoje pralošia visi. Žmonės, kurie dalyvauja lošimuose problemiškai, to neįsisąmonina ir dažniausiai tęsia savo žalingą veiklą ir jų pralaimėjimai tik tai didėja. Nemažą dalį dabar turi ir žaidimų rinka, kalbu apie jau kompiuterių žaidimus. Ir teko skaityti kelius tyrimus žurnalistų, kad azartinių lošimų verslas investuoja į kompiuterių žaidimus. Ir vėlgi, kalbant apie problemą kompiuterių žaidimų rinkoje, tai yra monetizavimas, tai yra apmokestinamas žaidimų ne tik tai turinys, bet ir tam tikri priedai. Kai kurie žaidimai apskritai yra nemokami, tačiau jeigu tu nori ten dalyvauti papildomuose žaidimuose arba pirkti lobių skrynes ir panašius dalykus, jau privalai mokėti pinigus. Tokių žaidimų yra tiek telefonuose, tiek kompiuteriuose. Manau, kad ne vienas mūsų tokių žaidimus esą žaidę.
nežinau, tas pats Candy Crush'as, ane, mes turime ribotą gyvybių skaičių ir jeigu, na, aš manau, kad noriu žaisti dar išnaudoję savo gyvybės, aš galiu paspausti mygtuką ir kokias ten 99 centus dasipirkti papildomai tų gyvybių. Ir štai mes jau turime lošimo elemento, vieną svarbų dalyką, tai tie pinigai. Ir jau žaidimas iš principo gaunasi, kad jis tampa po truputėlį lošimu, nors iš savęs jis nieko baisaus neneša. Bet aš nesusivaldau su emocijomis, noriu toliau tęsti malonumą ir už jį aš pasirengęs sumokėti. Ir štai palaipsniui aš tai tokiu būdu įsitraukinėjau ir šitas mano elgesys gali būti laikomas mano kaip normalus, kad nieko čia baisaus išleisti 1 eurą tiems papildomams žaidimams. Tai vat, aš nemanau, kad tai yra gerai ar tai yra tinkama ir tikrai daugelį Europos valstybių jau žaidimai yra markiruojami, jeigu juose yra mokamas turinys, papildomas mokamas turinys, jie yra markiruojami atskirais PGI ženklais, PG ženklais ir klientas yra informuojamas, nes tai gali kelti problemų. Ir tikrai Europoje apie žaidimų ir lošimų sąsajas jau kalbama pakankamai ilgą laiką, dėja nedaug apie tai kalbama mūsuose. Lobių skrynelės mano įgarsintos, nežinau, kiek mes visi apie jas žinome, bet tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurios gali pradėti formuoti priklausomybę dar net neprisilietus prie azartinių lošimų. Ir tenka važinėti konferencijas, labai patinka Varšuvoje kasmetinė lošimų priklausomybių konferencija ir kitų elgesio sutrikimų, bet dažniausiai jie sukasi apie azartinius lošimus. Ir tikrai yra įdomus pranešėjai iš visos Europos, tai yra 2, kartais 3 dienų konferencija, daug labai įdomių pranešimų. Ir būtent apie taip vadinamų lootboxų arba lobių skrynelę įtaką kalba su tokiais jau pakeltais tonais ir dalis ES valstybių draudžia lošimų žaidimų, gamintojams įeidinėti į rinką, jeigu šitos lobių skrynios jose yra. Tai kas yra ta lobių skrynia, jeigu taip visai ūkiškai nežinau, kiek tėvelių žino, kiek kas žaidžiat kompiuterių žaidimus, ar bent jau žaidžiu kompiuterių žaidimus, tai apie tai žinau. Tai yra lobių skrynioje yra paslėptas virtualus kažkoks tai turinys, kuris priklauso tam kažkam tai konkrečiam žaidimui. Kai kuriais atvejais tas turinys, jisai neturi visiškai jokios įtakos žaidimui. Tai gali būti kažkokios tai ginklų tekstūros, tai yra kažkoks grafinis ginklo apipavidalinimas, nuo to ginklas nei geriau, nei toliau, nei garsiau nešaudo, bet jisai labiau tokia turi dizaino dalyką, kaip grafinio dizaino dalis. Kai kurie turiniai gali turėti įtaką ir su jais yra irgi problemų nemažai. Pavyzdžiui, yra toksai žaidimas kaip FIFA Manager, man atrodo, jisai yra apie futbolą ir tuose lobių skrynėse paslėptos tam tikrų lošėjų kortelės ir jeigu aš tą turinį išpakuoju ir gaunu man naudingo lošėjo kortelę, mano komandos lygis žaidimo procentaliai gali kisti ir tai gali turėti įtakos žaidimo mechanikai. Ir kartais mes jau čia prarandam vėlgi žaidimo dalyką, kad iš principo žaisti vien įgūdžiais man jau nebeužtenka. Man jau reikia papildomų priemonių, kad mano komanda būtų stipresnė prieš priešininką. Ir aišku, kad natūralu, poreikis varžytis yra labai būdingas paauglystėje ir man norisi. Ir tikrai nemažai specialistų kalba, kad vaikai išleidžia didžiulius pinigus į lobių skrynes ir jų pirkimą. Iš vienos pusės atrodo, kad jos nėra labai brangios, pačia vieno žaidimo Overwatch yra kainos, kad 2 lobių skrynios 2 eurai, 5 eurai, 50 dėžių 40 eurų. Ir vaikai visai įsitraukia, nes pirmiausia yra toksai irgi atsitiktinumo elementas. Ta lobių dėžė gaunasi kaip tokia savotiška loterija. Pirmiausia, aš nežinau, kas yra viduje ir tas jau kelia tokį azartiškumą, kad kelia smalsumą ir tikėjimą kažkodėl, tai kad čia greičiausiai gali būti labai brangus dalykas, kuris gali man padėti, arba prašmatnus skinas, taip vadinamas dizainas grafinis ant ginklo, kuris gali kitiems žaidime parodyti mano statusą. Nes jeigu kalbant apie Counter-Strike žaidimus, tai žaidėjai vienas kitą iš skinų gali atpažinti, kad, pavyzdžiui, turint tokį skiną, žmogus investavęs yra nemenkus pinigus ir tos skinų kainos gali būti pakankamai didelis. Tai apskritai, lobių skrynelių pradžia yra jau pakankamai sena ir prasidėjo dar nuo Japonijos, tenai buvo taip vadinami tokie gachapon automatai, tai buvo, mes juos dabar matome prekybos centruose, tai yra plastikiniai burbulėjai su užslėptų žaisliuku.
ir mes nežinome, kokį žaisliuką išsitrauksim už 2 eurus, ne, ir vaikams jis irgi tikrai patinka, jiems kažkaip tai smalsu tos žaisliukus išsitraukinėti. Nors mes nežinom nei jo realios vertės, greičiausiai vertė yra menka vertė. Va, bet Japonija tai buvo pasiekę tokį lygį, kad buvo ir kolekcionieriai, buvo klubai ir va, tas gačapon, tų burbulėlių pirkimas iš tų lošimo, ne lošimo, iš tų žaidimo jau automatų vis dėlto. Tai jis buvo pakankamai populiarus. Tai va, palaipsniui tiek gačapon, kiaušinėliai, rutuliukai tapo lobių skryniomis ir žaidimas yra pakankamai populiariai naudojama. Manoma, kad jų yra daugiau nei 58% visų Google Play žaidimuose, taip pat daugiausiai yra Steam platforma, nedaugiausiai, bet rimčiausiai gamintojai žaidimų naudoja Steam platformą, jų yra apie 36% visų žaidimų. Tai va, tai teigiama ir apie apyvartas gal svarbu pakalbėti, kad manoma, kad 2025 metais įplaukos už lobių skrynes gali pasiekti netgi $20 milijardų, tai yra pakankamai daug. Lobių skrynelės nuo žaidimo link lošimo. Taip jau tiek Amerikoje, tiek Europoje, kaip minėjau, kad psichologai kelia alarmą ir manoma, kad lobių skrynelės paveikia smegenis taip pat kaip lošimo automatai, nes vėlgi yra atsitiktinumas, čia vat vaizde, jeigu pas jūs tas gifas sukasi, mes matome CSGO lobių skrynelę, tam, kad ją atidaryti, reikia dar susimokėti papildomai pinigų. Tas lobių skrynelės galima gauti už praeitus tam tikrus lygius. Yra savaitinės, yra mėnesinės lobių skrynelės, jų turinys gali varijuoti, gali būti nuo visiškai menkaverčio iki pakankamai brangiai kainuojančio daikto. Yra skinai, kurie gali kainuoti ir kelis tūkstančius $, eurų turiu omeny. Ir kas dar yra svarbu paminėti, kad tuo turiniu galima prekiauti pačiomis skrynelėmis, galima prekiauti skinais, vat matote atidarytą tą peilį, ne, tai yra skinas, tai yra tekstūra ant ginklo, kuri neturi jokios įtakos žaidimo mechanikai. Ir stebint video YouTube kanale yra netgi nemažai blogerių, kurie tuo ir užsiminėja, kad perka tas lobių skrynelės, jas atidarinėja ir reikia pastebėti jų reakcijas. Reakcijos yra iš tikrųjų lygiai tokios pačios kaip ir kokių patologinių lošėjų, kurie patiria išlošimą, tai yra tokia euforinė banga, rėkimai, klikimai, tai iš tikrųjų veikia lygiai taip pat. Ir kas dar svarbu, kad paaugliams dalyvavimas toj priekyboje lobių skrynių ar tekstūrų atveria iš vienos pusės tokią komercinę, tai turi naudą, nes nemažai mano aplinkos paauglių, kurie žaidžia CSGO, tai yra toks nedidelis būdas kažką užsidirbti iš pinigų, nes tą skiną galima parduoti, sumos tai yra kartais ir juokingos, tai yra ten 10 euro centų, 8 euro centai, 5 euro centai, 20 euro centų. Bet vaikai taip tokiu būdu pradeda prekiauti, bet pavojus yra tame, kad šitais turiniais galima iš jų ir lošti. Yra atitinkami tinklapiai, kuriuose, pavyzdžiui, neišpakuota lobių skrynelė, kuri yra vertingesnė, neišpakuota lobių skrynelė gali pastatyti kaip statymą, ne? Sukasi į kazino būgną panašus mechanizmas ir jisai gali arba tavo turinį padauginti, arba tu gali jo netekti. Ir labai nemažai paauglių įsitraukia būtent lošimus per šitą kampą, būtent lošimai iš lobių skrynių. Kalbant, čia prieš pat paskaitą dar pasižiūrėjau tyrimą, 22 metais buvo teigiama, kad 69% skrynelių, lobių skrynelių pirkėjų atitinka probleminio žaidėjo ženklus, tai yra problemiškai žaidžia kompiuteriu, o 45% atitinka probleminio lošėjo ženklus. Tai reiškia, šiai dienai asmenys, kurie įsitraukia į lobių skrynelių pirkimus ar prekybą skinais, tai jie iš principo yra potencialūs azartinių lošimo bendrovių lankytojai. Ir tikrai savo praktikoje turėjau prieš metus patirtį su 18-mečiu jaunuoliu, kurio dalyvavimas azartiniuose lošimuose prasidėjo išimtinai prekiaujant lobių skrynelėmis. Jis tą pradėjo dalyką žaisti nuo 11 metų. 18 metų jis iš principo atėjo kaip patologinis lošėjas su visais iš to ištekančiais ženklais ir sunkumais ir panašiai.
Na taip, atsitiktinumo, kad prizai gaunami atsitiktinė tvarka, dydis skiriasi, suteikia jaudulį, kas yra svarbu. Manau, kad tiems, kam rūpi šita tema, aš visai siūlyčiau pasižiūrėti, YouTube kanale yra toks filmas, tyrimas galbūt žurnalistinis, The Dark Reality Behind CSGO, tai yra būtent apie šitų lobių skrinelių pirkimus, kaip tai yra įtraukiama, ką vaikai daro, jų pasidalinimai ir panašiai, tikrai visai įdomi dalis. Manau, kad suaugusiems, kurie šitos temos nelabai žino, mūsųse apie ją nedaug yra kalbama, tikrai gaila, tai visai siūlyčiau, rekomenduočiau. Lošimai paauglių tarpe pagal populiarumą, čia irgi remiuosi ne mūsų tyrimais, nes kaip minėjau, pas mus jų nėra. Tai čia matome tokią grafą, yra skirtingi lošimai, pasirodo, kad vaikai gali lošti ir pokerį, bet čia kalbama pokerį artimoje aplinkoje. Pas mus irgi vaikai dalinasi, kad lošdavo kortom, irgi buvau paauglių, 90-ųjų metų paauglys, dėl to mano kieme mes visuomet lošdavom, tai vadinama trinka iš pinigų. Tai buvo ir toks azartiškumą toks skatinęs dalykas, iš kitos jis buvo ir smagus, ir buvo galimybė užsidirbti pinigų. Taip, ką dar vaikai pasirenka, tai vėlgi yra sporto statymai, arti 5%, kai kurie žaidžia loterijas, keno loterijas, bingo, trinamus loterijos bilietus, pas mus vėlgi trinami loterijos bilietai nepilnamečiams jau yra uždrausti, dalyvauti loterijose galima nuo 18 metų, kaip ir kitose azartiniuose lošimuose, bet ką visai gal svarbu paminėti, pagalvokime taip dėl 18-mečių leidimo. Čia dabar Seimas liktai nori atnešti pataisą, kad azartiniuose lošimuose galėtų dalyvauti asmenys nuo 21 metų, ką aš visai palaikau ir pasakysiu kodėl. Šiai dienai 18-metis paauglys dažniausiai yra 12 klasės moksleivis, 11 kartais klasės moksleivis. Tai kaip jums atrodo, ar 11 klasės mokinys ar 12 klasės mokinys turi pakankamai lėšų, ar generuoja lėšas, kad jas galėtų pramogauti tokiu prabangiu būdu, jau nekalbant apie tai, kad tai gali kelti priklausomybę. Aš manau, kad tikrai ne. Ir vėlgi kalbame apie raidą, apie smegenų raidą, vėlgi ta kaktos skiltis išgirtoji, jinai susiformuoja ties 25 metais. Tai yra ties 25 metais žmogus išmoksta reguliuoti savo emocijas. Tai 18 metų paauglys dar tik tai mokosi. Jisai dar tik pusiaukeliai. Dėl to aš nemanau, kad tokio amžiaus žmonėms būtų tinkama apskritai dalyvauti azartiniuose lošimuose, bet deja, jie suranda įvairių būdų. Ir reikia kalbėti, kaip vis dėlto paaugliai prieina, kalbu ne apie žaidimus ten savo grupėje, iš korto ar ko nors, bet kaip prieina prie azartinių lošimų. Tai ką man pasakoja jaunuoliai, kurie žaidė paauglystėje, tai aišku yra visą laiką vyresnis draugas. Šiuo atveju kitas 12-okas, kuriam jau yra 18 metų, jis savo vardu gali atsidaryti kokią nors lošimų paskyrą arba lažybų paskyrą ir tokiu būdu ją skolinti savo draugams. Taip pat kaip yra 18-mečiai, kurie perka veipams užpildus ar gali privežti psichoaktyvių medžiagų arba nupirkti kažkokio tai alkoholio per kokį nors trečią personažą. Tai taip pat vyksta ir su lošimais. Tai vėlgi šitos informacijos paaugliams sakyti neverta, nes jų fantazija yra laki ir jie suras savo būdų prie to prieiti. Nesakau, kad loš būtinai visi, bet tam, kad jie nedalyvautų lošimuose, mums vis dėlto verta su jais apie tai kalbėtis. Ir čia dar irgi gal toksai iš to tyrimo svarbus elementas, kad 54% tyrime dalyvavusių paauglių, čia buvo 20 metų tyrimas, lošia kartu su tėvais. Jauniausias lošiantysis, dėl kurio kreipėsi mama, buvo beveik 14 metų, 13,5 metų paauglio mama. Ir kai mes pradėjom domėtis, sakau, kaip nutiko, kad jis pradėjo lošti. Sako, tai žinot, čia tokia situacija, berniukas yra sportuojantis, labai domėjosi sportu ir prikalbintus draugų atėjo pas mane ir pasidalino, sako, žinai, mama, čia yra galima už sportą statyti, o berniukas labai domėjosi, sakykime, krepšinio, jis labai domėjosi krepšiniu, profesionaliai žaidė nuo pat vaikystės. Sakau, profesionaliai, tai reiškia, kad jis dalyvavo komandose, atstovavo kažkokią tai komandą, gaudavo prizus už tai ir taip toliau. Profesionaliai žaidė ir, reiškia, įkalbino mamą, kad jinai atidarytų jam sąskaitą. Tai mama savo vardu, netikėdama, kad tai yra kažkas tai netinkamo, neturėjusi žinių apie azartinius lošimus, manė, kad nieko čia baisaus, čia bus kaip loterija. Vaikas pastatys tą statymą vieną kartą ir nieko nenutiks. Nenutiko
vaikas po to, reiškia, kadangi vaikas buvo taip guvesnis kompiuteryje, jis padėdavo mamai atsiskaityti už būtinės paslaugas, kažkur po daugiau negu pusės metų, man atrodo, po 8-9 mėnesių pradėjo eiti žinutės iš būtinių paslaugų teikėjų, kad yra nesiskaitoma už skolas, pasirodo vaikas tiesiog naudodamas mamos paskyrą iš jos vogė pinigus ir buvo paėmęs greitai kreditą. Tai va, tai tokia situacija. Tai dėl to suaugusių nuostatos šiuo atžvilgiu turi būti labai aiškios, kad lošti netinka ir niekada nedalyvauti lošimuose su paaugliais ar vaikais. Ir gal kas mane irgi anksčiau labai taip šokiruodavo, nes šitame klausime esu nuo 2010 metų. Tai kuomet tėvai keldavo prie kasų mažus vaikus, nes jų rankytė laiminga, kad ištrauktų bilietą. Nemažai klientų man dalindavosi savo vaikystės prisiminimais, kaip jie smagiai jausdavosi, kada tėvai džiaugdavosi dėl jų laimėtų loterijų. Sakytų, štai koks mano sūnus yra laimingas, ar mano duktė kokia yra laiminga, kokia laiminga rankytė. Vaikui gera matyti laimingus tėvus ir jam atrodo, kad šitas elgesys yra normalus. Mes kartais patys normalizuojam netinkamus dalykus. Tai va, kalbant apie lošimų normalizavimą, taip nemažai įtakos turi lošimo produktų prieinamumas ir pasiekiamumas. Jų įvairovė, ypatingai dabar didelis pavojus yra, nes didžioji dalis lošimų išeina į interneto rinką, o paaugliai puikiai jame jaučiasi ir jie puikiai supranta, ta aplinka jiems atrodo pažįstama ir saugi, nes susiformuoja toks atsargumo jausmas. Kartais lošimai yra įterpiami į sociokultūrinius ritualus, bet kaip ir kalbėjau pačioj pradžioje apie tai, kad loterijos yra vienas populiariausių lošimų Lietuvoje. Taip, jis tokia tampa vos ne tradicija, o tai, kas yra tradiciško, negali būti blogo. Lošimo reklamos, nemažai specialistų kalba apie lošimo reklamos žalą paaugliams, ypatingai kai kalbam dabar apie sporto reklamas, apie apskritai lažybas ir sportą. Paaugliai netinkamai interpretuoja šitą situaciją, jie mano, kad sutapatina lažybas su sportu. Lažybos tampa lygų sportu ir jos tampa normaliu reiškiniu, kas vis dėlto yra labai netinkama ir negerai, reiškia, vaikai nebesisaugo. Na ir čia toliau jau ašaros dėl vyriausybės vaidmens politikoje. Deja, kol kas tokios aiškios nuostatos mes neturim, turbūt po Stepukonio atveju sujudimas yra, viliuosi, kad jisai duos geresnių rezultatų, bus galima žiūrėti. Tai jei kalbėt apie ženklus, matau, kad laiko turime nedaug. Iš paauglių turbūt ženklų, tai ką pavyko surasti literatūroje, kuo pasidalino ir patys klientai. Tai labai svarbu yra, kas matosi, tai yra akivaizdus turimų pinigų kiekio pokyčiai. Būna taip, kad vaikai iš vienos pusės yra taupo pinigus ir kada tėvai pasidomi, kiek jie pinigų yra staupę, pasirodo, kad tų pinigų nėra, tai visai skatinama yra kalbėtis ir aiškintis, kur tie pinigai yra išleidžiami ir apskritai palaikyti tą kontrolę, stebėti, kur vaikai leidžia pinigus, kad vis dėlto tas, nežiūrint tai, kad pinigai yra jų, vis dėlto kontroliuoti, kam jie išleidžia pinigus. Netikėtai gali atsirasti pinigų, nes vėlgi, jeigu vaikai dalyvauja lošimuose, gali įvykti išlošimai, įvyksta taip, ir tada pinigų padaugėja, esu turėjęs atvejų, kada tėvai nežinojo, tik netyčia užėję į senelės garažą atrado jame stovintį keturratį, kurio kaina yra keli tūkstančiai, pasirodo vaikas iš tų lošimo pinigų jį nusipirko ir slėpė pas senelius, seneliai irgi nelabai žinojo. Stebime emocinius pokyčius, į lošimus įsitraukia paaugliai, yra labiau nervingesni, išgyvena ir nerimą, išgyvena dirglumą, staigus pykčio, reiškiasi, protrukiai. Pastebime miego įpročių pokyčius, tai yra ir nuovargis, ir sunku užmigti, miegas būna su pertraukom, reiškiasi, dažniau yra atsibundama, mažesnis yra energijos lygis. Taip pat pastebimi pokyčiai ir socialinė aplinkoje, draugai, su kuriais buvo bendraujama, su jais bendrauti nustojama, nustoja domėtis įprastomis veiklomis, užmetami hobiai, atsiranda melas ir melas būna nebūtinai apie lošimus, nes lošimas, slėpimas ar problemos neigimas irgi yra būdingas visiems lošiantiesiems, ne tik tai paaugliams. Bet melas gali atsirasti ir tokiuose elementariuose dalykuose. Ir kai kurie lošėjai sako netgi, kad kai tėvai sako, ar išnešė šiukšles, sako, jo, aš išnešiau, nors iš principo šiukšlių neišnešė.
Tai tas melas iš principo kaip gynybos mechanizmas, jis jau tampa tokiu kaip antra lošiančiojo oda, yra nuolatinis jo pakeleivis. Meluoti reikia tam, kad save apsaugoti. Teigiamos nuostatos į azartinius lošimus, stebėti vaiko, paauglio, turbūt ne vaiko, paauglio žodyną, jeigu atsiranda keisti žodžiai, tokios kaip stavkės, kofai, jau reikėtų domėtis, apie ką vis dėlto yra kalbama. Jeigu pradedam pastebėti, kad daugiau domimasi lošimų svetainėmis ar sporto rezultatais, ypatingai kada domimasi laimėjimų, pralaimėjimo, ne pačia žaidimo eiga, stebėti, ar neatsiranda imitacinių programėlių ar žaidimų, kartais vaikai gali lošti, nelošti, atsiprašau, žaisti ir socialiniuose kazino, nes yra lošimo automatai už dyką, ir jie yra Facebook paskyroje, yra pokerio žaidimai, yra irgi Facebook paskyroje lengvai prieinami. Taip pat tai padidintas dėmesys lažybų koeficientams, o ne pačiam sportui, nes jeigu anksčiau vaikas domėjosi sportu ir galėjo pasakoti apie kažkokį sportininką, jisai pradeda kalbėti apie rezultatus ir apie tai, kokie koeficientai yra siūlomi lažybų bendrovėse. Tai šitie ženklai turėtų paskatinti atkreipdėmesį. Ir vėlgi, kaip kalbėtis apie lošimus, čia turbūt tokia bendra informacija, aš nežinau. Nors visi mes turbūt turime savo aplinkoje vaikų ir paauglių, ir tikrai didžioji dalis jūsų esate tėčiai, mamos, dėdės, tetos. Tai man atrodo svarbiausias dalykas yra apskritai domėtis tema, nes pasaulis yra kintantis ir tikrai yra daug labai įvairių naujovių ir naujos psichoaktyvės medžiagos ir vėlgi azartiniai lošimai ir jų būdai. Tai domėtis tema ir būti pasirengusiu kalbėtis prieš pokalbį, būtina gauti informacijos, ją susirinkti prieš pradedant kalbėtis, kad būtumėm užtikrinti apie tai, ką mes kalbam. Pasirinkti tinkamą laiką, kuomet paauglys pats ateina su rūpimu klausimu, arba iškelia klausimą, tai tas klausimas gali rastis ir kad ir tos pačios lošimų reklamos metu, nes jos yra pakankamai daug šiuo metu žiniasklaidoje. Svarbu, aišku, pokalbio metu būti maksimaliai lakonišku, nes turbūt iš patirties žinome, kad paaugliai negali pakelti moralizavimų ar ilgų paskaitų, maksimaliai trumpai, aiškiai ir konkrečiai pasidalinti savo nuostomis, nevengti savo emocijų ir savo jausmų, kaip tai mane veikia, ką aš apie tai galvoju. Aš galvoju, kad azartiniai lošimai yra netinkama paaugliams, nes galima susiformuoti priklausomybę, kad galima rizikuoti tam tikrais daiktais, dalykais, kad galima po to vėliau susirgti ir kitomis nepriklausomybės formomis, bet galima susirgti kitais psichikos sutrikimais. Tai gali būti ir nerimo sutrikimas, gali būti depresija, gali būti formuotis negydant šitas ligas ir kiti sunkesni sutrikimai. Dėl pagalbos, vėlgi su paaugliais, iš tų specialistų, kurie dirba, tai suprantama, kad su paaugliais yra sunkiausiai dirbti, čia su to pritariu, aš irgi taip pat nedirbu su paaugliais. Tai pirmoji eilėje vienintelis patarimas, ką ir sako ir psichiatrai, ir kolegos psichologai, ir psichoterapeutai, tai aišku, pirmiausiai kreiptis į psichikos sveikatos specialistą, bet kokį. Jeigu kalbame apie paauglius, žinau, kad priklausomybės ligų centre yra dirbama su paaugliais, ką minėjo gerbiama Misiūnienė, tai yra dirbama, dėl to jie tikrai turi tų žinių, kaip tą paauglį pakviesti bendradarbiavimui, nes dėja be pagalbos, kas ir nutinka ir mano patirtyje yra nutikę, kuomet tėvai priima sprendimą pasitikėti paaugliu, nes jisai jau man žadėjo nebelošti, tada nesiekiama jokios pagalbos. Ir tada liūdna, bet su tuo pačiu paaugliu man teko susitikti po kokių 5 metų, kada jis jau buvo suaugęs žmogus ir dėja problema tik tai pagilėjo. Čia dar gal vienas dalykas, kalbant apie paauglius, kas yra labai svarbu, nes irgi yra tokias patirtis tarp tėvų. Turėjau kelis atvejus, kuomet tėvai vienas prieš kitą nuslėpė lošimo faktą. Kadangi, kaip ir minėjau, melas yra toks labai dažnas pakeleivis, o lošiantieji turi puikius manipuliavimo įgūdžius. Tai turėjau atvejį su 15 metų paaugliu. Reiškia, jisai pradėjo lošti, pradžiai iš skinų, po to perėjo į kitus lošimus.
atėjo prasilošęs, kadangi pradėjau spausti kreditoriai, nes pinigų buvo prisiskolinta iš draugų, ten pažįstamų ir panašiai, pradėjo spausti kreditoriai, juokinga sakyti, ne, 15-metis paauglys ir kreditoriai, bet jis atėjo pas mamą, sako, žinai, mama, turiu bėdą, vat, turiu tau pasakyti, nes tik tavim pasitikiu, vat, tokia ir bėda, bet labai prašau nesakyk tėčiui, nes tėtis tam vat, gali netaip suprasti, o aš vis tiek noriu tau. Nu, aišku, mama pražįsta, čiagi vaikas pasiatėjo, tas mamos ir vaiko ryšys toks stebuklingas, mes viską išspręsim, mama už tėčio nugaros tas problemas įsprendė, reiškia, tas kreditus padengė, kas yra dėja netinkama. Kas vyksta po to, praėjus turbūt dar kažkuriam tai laikui, vaikas vėl prasilošė, nes jokių kitų gydymosi priemonių imtasi nebuvo. Jis ateina pas tėtį, sako, žinai, tėti, turiu tokią labai rimtą problemą, čia mes vyriškai su tavim noriu pasitart, nu, aišku, tėtis prisiminė, kad turi sūnų paauglį, dabar formuos tą tėčio ir sūnaus santykį. Žinoma, viską išlaiko paslapty ir paradoksalu, du suaugę žmonės, kurie sukūrė tą vaiką, guli vienoje lovoje ir nekalba apie vaiko problemas. Tokiu būdu taip buvo iš tėvų ir po to per kitus ten būdus buvo pralošta daugiau negu 45 000 eurų ir atrodo, kaip paaugliai gali pralošti tokias sumas, paaugliai gali pralošti sumas. Probleminio lošimo problema finansiniai dalyje yra tame, kad lošėjas, jeigu turi prieigą prie pinigų, arba žino, kur jų paimti arba pavogti, dažniausiai juos taip ir paims ir pavogs. Tai va, tai nežinau, jeigu kalbėti apie lošėjo artimųjų daromas klaidas, turbūt gal mes laiko nedaug jau turim, arba jo jau visai nėra, turbūt nežinau, ką Lavija pasakysit. Ar galima būtų dar taip greit prabėgti, ar vis dėlto? Tai pabaigiam šitą paskutinę jūsų. Pabaigiam. Matau, pabaigiam. Gerai, lošėjų artimųjų daromos pagrindinės klaidos. Vėlgi čia taip nekalbėkim vien apie paauglę, ne, čia apie suaugusį žmogų. Pagrindę, tai yra būtent apie sumokėtas skolas, vienas netinkamiausių momentų, kadangi nesusiformuoja lošiančiajam reiškiasi santykis tarp to jo veiksmo, tiksliau nesusikuria priežastiniai ryšiai, reiškiasi jisai nesupranta, tiksliau jisai supranta, kad visą laiką galės išsisukti, jeigu kreipsis į artimuosius. Dėl to sumokėti lošiančio skolas yra visiškai netinkamas dalykas, nes tokiu būdu mes neišsprendžiam problemą ir trukdome lošėjai pačiam ją spręsti. Aišku, slepia problemą ar jos mastą nuo kitų, kodėl kalbėjau apie šeimą, nes tokie atvejai yra, tai dėl to šeimoje tikrai to neslėpčiau. Iš kitos pusės, jeigu mes ją nuslepiam, mes paliekam galimybę lošiančiam skolintis iš aplinkos. Lošiantieji, lyginant su kokiais psichoaktyvių medžiagų vartotojais, jie į savo ratą įtraukia gerokai daugiau asmenų. Ir tikrai turėjau atvejį, kuomet žmogus sako, atvažiavau į šeimų pasibuvimą, ten kažkur taip 30 giminaičių ir sako, supratau, kad su kiekvienu iš tų giminaičių aš turiu po paslaptį. Ir žmogus yra begaliniam nemirime, matydamas, kaip tie giminaičiai vienas su kitu kalbasi, jį žiūri ir jam atrodo, kad turbūt kalbasi apie jį ir jis turi įsitraukti į tą pokalbį, atskirti juos vieną nuo kitų, kontroliuoti. Tai yra labai didelė įtampa žmonės yra. Va, bet tokiu būdu, slėpdami tą problemą, mes vis dėlto ją ir palaikome. Aš siūlau šitoje pusėje neslėpti, o vis dėlto įvardinti, kad tai yra paslaptis, kuri man yra per didelė ir aš tau siūlau pačiam pasirinkti, kada apie ją kalbėtis. Prisiėmė savo atsakomybę, ne aš lošiu, dėl to ir pasiekmes neturi būti siejamos su manimi. Perdėtai kontroliuoja lošėją, ieško kaltų, žinoma, dažniausiai kalta yra valdžia, po to yra kalta lošimų priežiūros tarnyba, aš asmeniškai irgi esu kaltas jau 10 metų turbūt, ir jau tik tai po to galbūt kaltas yra ir lošiantysis. Čia apie kaltę sunku kalbėti, tai yra sutrikimas, liga, jeigu tai būtų galima pasakyti. Joks žmogus nenori sirgti, bet lošime labai yra lengva nepastebėti, nes šita priklausomybė nekvepia, jinai nesimato ir netgi, nežinau, man sustačius kokie 30 žmonių, aš abejoju, kad pataikyčiau iš 1 ar 5 ar net 10 karto į lošintį, nes jie nepanašus, jie panašus į mus visus. Nesutarė su lošėju, kelia reikalavimus, ultimatumus. Čia turbūt ir verta galbūt ir užkabinti ir paauglius, nes konfrontavimas su paaugliais per ultimatumus neduoda naudos, tik tai per susitarimus, per labai aiškias ribas, ką aš matau ir kaip yra. Kadangi nesu tėvas, man labai sunku komentuoti susitarimą su paaugliais, bet iš to, kaip pastebiu, kaip aplinkoje tarėsi, tai dažniausiai yra paliepimai. Ir paliepimo metu
niekas negirdi to žmogaus lūkesčio. Kaip ten bebūtų, jeigu žmogus ir pateko į tą problemą, aš vis dėlto kvieščiau dialogų ir kvieščiau įgalinti lošiantį į kažką daryti. O kaip tu pats matai, koks galėtų būti sprendimas? Kaip tu pats matytum šitos problemos? Ką tu apie jį supranti ir suvoki? Ir tuo metu įtraukti ir įgalinti, nes kartais lošintieji dažnai skundžiasi, kad kai įvyksta tas coming outas, neprisipažinimas apie tai, kad aš turiu problemų ir turiu daug skolų, šeima tarsi izoliuoja lošintį, visi supuola giminaičiai, ten kokie 10 žmonių padaro apvalų stalą, pradeda spręsti ir lošėjui net neduoda kalbės. Net tu sėdėk, tu ir tai prisidirbai, mes dabar spręsim, ne, įgalinti lošintį. Su paaugliais tikėtina tas yra gerokai sunkiau, nes patys savęs jie dar tokios galios neturi. Jie yra per jauni ir ne viską gali iki galo suvokti, bet gydymosi prasme, man atrodo, kad čia vis dėlto turėtų būti bekompromisis tėvų sprendimas. Suprantu, kad tau tas netinka, bet mes taip matom, yra specialistai, čia teks mumis pasitikėti. Neįvykdo grasinimų, nesilaiko susitarimų patys, tikrai tas būna, ne, kad jeigu dar taip nutiks, tai ir dažniausiai tas tai nepasikartoja. Dėl to aš jie supranta, kad tai yra tik tai grasinimai ir nieko daugiau po jų neseks. Ir kartais lošėjui labai svarbu yra vis dėlto padėti pasiekti dugną, tai vis dėlto susidurti su pasiekmėmis, tai jis turi kažkokį priimti sprendimą. Netgi žinau atvejų iš lošinčių paauglių, kada tėvai per, reiškia, dienpinigius tokiu būdu išmokinėja skolas, tai yra vaikas yra įtraukiamas į skolų apmokėjimą. Suprantama, kad tėvai apmoka, pavyzdžiui, kokias nors paimtą kreditą per kažkokį taip kitą pilnametį, ne, bet visa skola atitenka vaikui, tų skolų niekas nedovanoja. Tai yra tavo skola, tai yra tavo pasiekmė. Ir svarbi dalis, tai ieško pagalbos tik lošėjui, nors turbūt tarptautinių ligų klasifikacijų tokios kaip kopriklausomybės neegzistuoja ir kartais su psichiatrais kalbantys, jie sako, nėra tokios priklausomybės, bet psichologai priima, kad jinai yra, nes atitinka visus priklausomybės ženklus. Tai labai svarbu artimiesiems, jeigu tokioje situacijoje įvyko, nelikite su problema patys, ypatingai jeigu dar ir nelabai apie ją žinote ir išmanote. Dalinkitės ją, pirmiausiai padėkite savo išsiventiliuoti tuos jausmus, nelikite su tą problemą vieni, neužsidarykite toje gėdoje, nes kartais tėvams didžiausia turbūt tėvų gėda, ką aš padarau tokio, kad mano vaikas yra toks. Ir labai daug prisiema savo kaltės. Ir ta neišventiliuota kaltė, jinai iš tikrųjų vargina tiek patį tėvą, mamą, tiek vargina ir aišku jų vaiką, ne? Nes ir lošintieji dalinasi, kad visą laiką jaučiuosi kaltas ir kai girdžiu, kai mama miegamajame verkia. Ir kai kalbuosi su mama, sako, nieko, čia viskas su manim tvarkoj. Dalinkimės jausmai, nes tas lošimas paveikia ne tik tai patį lošintį, bet ir jo artimuosius. Ir aišku, nustoja rūpintis tada su jumis, sukrenta į pagalbą, į gelbėjimą. Tai va šitoje pusėje, kodėl yra svarbi pagalba ir artimiesiems, tam, kad vis dėlto nelikti vieniems ir suprasti, kad tikrai pagalba yra. Vat, tai turbūt taip greitai. Ačiū. Ačiū, Olegai. Labai ačiū iš karto. Dar turime keletą klausimų, Olegai, dar nepabėkit. Žinoma. Bet noriu pradėti nuo refleksijos iš mūsų dalyvių, kurie rašo ir įspūdžiais dalinasi. Dėkoju už labai naudingą paskaitą. Ačiū nuostabią paskaitą. Labai įdomiai pasakote. Ačiū už perduotas žinias. Labai įdomiai apie lošimus pasakot. Ačiū už paskaitą, apžvelgtos labai aktualios ir svarbios temos. Kiek daug į vieną čia sudėta skirtingų žmonių, kurie parašė ir padėkojo. Olegai, nejuokinga visiškai tema, savaime suprantama, šiandien kalbame labai rimtomis temomis, bet nuelektrinti truputėlį tai įtampai. Žiūrėkit, tas šokoladinis kiaušinis Kinder Surprizas, žinot tokį? Tikrai taip. Tai va, aš jūsų taip klausiau ir pagalvojau, ar čia ne lobų skrynelė mažuliukams? Iš vienos pusės pagal principą jinai atitinka tos gačapon žaidimus, nes nežinau kas ir kelia vaikams džiaugsmą, kodėl vaikai žino Kinder Surprizą. Žinot, kaip tai, kartais tokių dalykų išvengti neįmanoma, ar nesakau, kad visi tie Kinder Surprizai būtinai turi suformuoti kažkokią priklausomybę. Na, taip, tai yra toks žaislas, kur galbūt aš jo pavengčiau, na, bet tai yra tas tradicinis toks dalykas. Gal turbūt nedidinčiau tų dėžės kiaušinių pirkimo, kad vaikas sėdėtų ir jos trauktų. Ten 1-2 kiaušiniai, nemanau, kad sugadintų kažką tai vaiko gyvenime. Progai palikti, ar ne? Kažkokia progai. Žinoma, kad taip.
Kaip ir Olegai, šokoladas, jau per daug gali taip, būti. taip, teisingai. Olegai, sakote, kad ir pats žaidžiate interneto žaidimus per Taip, paskaitą, prisipažinote ir sakėte, kad esate ir susipažinę su lošimais. taip. Dabar šitoks klausimas, tai kaip, bet sakote neproblematiškai, tai kaip dabar neperžengti tos ribos, kaip tą Mhm. takoskyrą nusibrėžti? Ir turint omeny paauglius, kaip sakote, kai jų tos kaktinės smegenys, ar ne, dar labiau roplio veikia, ar ne, iki 25. Tai kur čia tą ribą brėžti? Kas čia gali vat, būti saugikliais? Kada kalbuosi su paaugliais, dažniausiai skaitau vyresniems, tai yra 10-12 klasių moksleiviams, tai ir sakau, kad anksčiau ar vėliau jūs turėsite tokią galimybę. Nenoriu demonizuoti, kad tai viskas išimtinai yra blogai, bet sakau, tada bent jau pasistatykit labai savo tokias aiškias ribas, kurias su savimi ir susitarkit. Pirmoji tai yra laiko, antroji yra pinigų, ir trečioji tokia emocijų, jausmų riba. Ką turiu omeny? Jeigu nusistatom laiką, kaip ir kiekvienoje pramogoje mes žinome, kad, pavyzdžiui, aš dabar Liepą visiems pranešu, važiuosiu į Turkiją. Žinau, kad aš ten būsiu 2 savaitės, aš apsiskaičiavau, kiek man reikėtų pinigų su MP. Aš žinau, kiek aš pinigų išleisiu. Abejoju, kad kiekvienas iš mūsų sako, bet važiuosiu galbūt, nežinau, į Berlyną, pasimsiu nuo 10 iki 50 tūkstančių. Ne, taip nėra, mes labai aiškiai žinom, kiek kainuoja pramoga. Dėl to nusistatykit, kiek pinigų jūs esat pasiruošę pralošti. Sakau pralošta, kad pralošimas neatsiejama lošimo dalis. Jeigu esat pasiruošę, tai pasirengę pasilošti, sakykime, 200 eurų. Viskas, 200 eurų, nedaugiau. Laikom tarybą ir kiek laiko aš skirsiu tai pramogai. Nežinau, 3-4 valandas. Gerai, 4 valandos. 200 eurų, 4 valandos. Žiūriu, kaip tai mane veikia. Jeigu man pavyko pralošti mažesnę sumą arba nedaugiau 200, viskas yra puiku. Laiką išbuvau, irgi fantastika, puiku. Klausiu savęs, kas su manim vyksta. Nes kartais pralošus gali kilti įvairiausių jausmų. Ir jeigu pastebėti, kad man toks kyla tarsi ir liūdesys, ir dirglumas, gal galėjau nusipirkti kokias kelnes geriau. Reiškia, tikslas vis dėlto buvo nepralošti. Aš nesusitaikiau su tą mintim, kad tai yra pramoga, už kurią aš sumokėsiu pinigų ir nenorėsiu jos grąžintis. Tai aš tokiam žmonėms jau nebesiūlyčiau tęsti pramogą azartiniuose lošimuose. Bet jeigu pabuvau ten 4 nepilnai valandas, o dar pinigų tiksliau pralošiau pinigų ir sakau, kodėl man dar nedadėjus, nes sudegė namas, laidega ir tvartas, dar 50 eurų aš dadėsiu ir būsiu laimingas. Viskas, reiškia, aš pats prieš save nestatau ribas. Jeigu tokiame nedidelėme žingsnė aš jau savęs nevaldau, ar aš sugebėsiu valdyti tada, kada aš įsitrauksiu tą jau probleminį lošimą ir ar tikrai sugebėsiu sustoti laiku ir atsitraukti nuo lošimų. Čia jau klausimas. Tai esmė laikas, pinigai ir emocijos. Nes tik mūsų jausmai gali pasakyti, kas su mumis vyksta. Jeigu aš išeinu iš pramogos su kažkokiu tai nerimu, dirglumu, galbūt net įtūžiu kartais ar pikčiu, ar tikrai šita pramoga man tinka, jeigu kelia tokias emocijas, nes jeigu kalbam netgi apie aktyvų, nežinau, ten aktyvę pramogą, ar ten kopinėjimą kalnais, žmonės dažniausiai iš to išeina su geromis emocijomis. Tai va. Kokie populiariausi yra paauglių azartiniai lošimai ir apie sumas praloštas, ką galite pasakyti? Taip, jeigu kalbėt apie populiarumą, ką girdžiu paauglių labiau tarpe, nes vėlgi čia jau yra, kaip lenkai sako, jedna pani powiedziała, viena ponia pasakė, nes nėra tyrimų. Lietuvoje iš to, ką girdžiu, tai yra dalyvavimas lažybose. Yra tokia populiariausia, lengvai prieinama ir kas yra svarbu, nemažai paauglių domisi sportu, neskau, kad tai yra blogai, tai yra be galo faina. Nes tikrai turiu sportuojančių paauglių savo draugų rate ir jie su tokiu užsidegimu gali pasakoti apie kokią nors komandą, sporto rūšį. Tikrai faina, vaikai domisi, bet reikia suvokti, kad jų žinios ir įgūdžiai tame sporte negali turėti jokios įtakos laimėti lažybas. Pačia yra labai svarbu, nes lažybose nereikia jūsų žinių, reikia tiesiog, kad jūs pastatytumėt arba už tą. Bet iliuzija, kad žinios yra svarbios, gali kilti. Ir vėlgi gali ateiti informacija iš blogerių arba nuomonės formuotojų įvairiausių, kurie sakys, kad lažybose galima užsidirbinėti profesionaliai. Tam aš tikrai labai esu prieš ir nemanau, kad ta informacija yra tinkama paaugliams, nes tikrai jie už to užsikabins ir būtinai save sutapatins su tuo žmogu, kuris gali laimėti, nes jie domisi sportu ir viską apie jį puikiai išmano. O ar aš turiu įtaką komandai, ar aš žinau, kas nutiko komandos persijungimo kambarį, kuris iš sportininkų turi mikrotraumą, netgi kartais favoritai pralošia, mes ir turėjom tas patirtis su Lietuvos rinktinė praeitais metais, lyg tai, jie naujokai, niekas neturėjo jokių vilčių ir taip mes čia iššovėm ir amerikiečius padarėm ir visi džiaugiamės.
ir tik išėjom su serbais ir iškart matęs, kad emocinė būsena kažkas negerai su komanda. Iš karto buvo aišku, kad panašu, kad mes nesusitvarkysim. Tai va, tai turbūt lažybos yra populiariausios ir dabar ypatingai aktyviai apie Europą kalbama apie dalyvavimą lošimuose per lobių skrynes. Tai dėl to tėveliai, kurie turit vaikų, pasidomėkite, kokius kompiuterių žaidimus žaidžia, kaip jie naudojasi tais resursais piniginiais ir, reiškiasi, pamėginkime su vaiku apie tai būtinai pasikalbėti, lai jie papasakoja. Nes vaikai turi be galo labai įdomių dalykų ir įdomių nuostatų. Ir man labai smalsu jų klausytis, kada jie dalinasi. O jie dalinasi, tik tai, kad gal reikia išmokti klausyti, kartais mums nežinau. Olegai, jūs pasakojate tą situaciją konkrečiai, ar ne, kur ten buvo tas slėpimas tiesos sutuoktinis nuo žmonos ir, žodžiu, vaikas manipuliavo ir kiek ten sakėte, dešimtimis? 45. 45. Čia jau kalbu ir apie vaikystes. Nu taip, tai kalkuliuojama į bendrą sumą, nes nukentėjus žala yra tokia bendra. Paaugliai iš tų, kurie pasako, tai yra turėję, taip, dabar paskutinis atvejis su 18-mečių ten to vaikinukų, ten buvo apie kažkas 30 000. O apie tai, kas vaikystėje, paauglystėje, nu, tą žmogų gali kažkaip užprogramuoti, kad jis gali turėti tą priklausomybę, kokie faktoriai, bet tų minėtų, pavyzdžiui, ten video žaidimų, interneto, ar yra dar kažkokių papildomų? Pagrindinis faktorius yra vaikiškas smalsumas. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas, jeigu nesmalsautumėm, mes kai iš medžių nukritom, mesgi pradėjom smalsauti ir nesinori, kad vaikai to smalsumo ribotų, bet aišku, yra svarbu, kad ne visais dalykais galima smalsauti ar tinka, ne, yra turinys, kuris yra netinkamas vaikams ir paaugliams, ne, kalbame apie prieigą prie pornografijos turinio ar kažkokiu tai, kur yra romantizuojami kažkokios savižudybės ar psichoaktyvios medžiagos. Tai čia ta pati situacija, svarbu, kad jie žinotų, jog tai yra pramoga, bet jinai yra skirta suaugusioms asmenims dėl to, kadangi jinai kelia didelę riziką įsitraukti ir tapti priklausomu. Ir taip pat kalbėti, kad ilgalaikiai perspektyvų išlošti neįmanoma, nes jeigu būtų galima išlošti, lošimo bendrovės neegzistuotų. Jų nebūtų, nes visi laimėtų. Ir kada man sako, kad yra tas Petras, kuris laimi 1000 eurų, sakau, kaip įdomu, sakau, o kodėl nėra daugiau tokių Petrų, ar tik vienam Petrui nušvito dangus ir jam tą dangiški migdolai nubyrėjo. Lošėjams gali kilti tokia iliuzija po laimėjimų, kad tik jiems atsivėrė ten kažkokios čakros ir tik jie supranta sistemą. Sistemos lošimų neegzistuoja. Azartiniai lošimai yra sena pramogos rūšis, bet sakau, kas yra svarbu, tai yra pramoga, kuri gali kelti vieniems ar kitiems asmenėms priklausomybę. O kam konkrečiai jinai sukels, mes nežinome, nes iš savo patirties priklausomų asmenų tarpe buvo iš įvairiausių socialinių sluoksnių ir iš turtingų šeimų, ir iš šeimų be tėčio ar be mamos, ir iš globos institucijų, ir žmonės, kurie turi aukštą emocinį intelektą ir kurie buvo visą laiką diskutuojama namuose ir šeimoje. Ir net, sakau, turėjau vieną klientą, kur tiesiog su juo sėdėjau ir galvojau, viešpatie, kaip susiformavo ta priklausomybė, tiesiog idealiomis sąlygomis augo. Ir išgirstas, ir pamylėtas, ir bučiuojamas, ir pasakos skaitytos, ir visą laiką palaikymas. O įvyko problema tame, kada jam kilo poreikis įrodyti tėčiui, kad iš lažybų galima užsidirbti, nes tėtis netinkamai priėmė tą signalą. Tėtis sako, nenusišnekėk, tai yra nesąmonė, laimėti neįmanoma. Ir bet čia vienas kaip iš varomųjų dalykų, neskau, kad tai yra pagrindas viso to, bet tai buvo toksai momentas ir atsirado tas vidinis konfliktas su to tėčiu ir norėjosi būti pranašesniu už tėtį. Bet tai viena iš dalių. Olegai, priklausomybės po vieną nevaikšto paprastai, ar ne? Būtent lošimų priklausomybės dažniausiai, jūsų stebėjimu, su kuo dažniausiai už tos parankės? Alkoholis, psichoaktyvios medžiagos. Tabakas aš jau net nebeskaitau priklausomybę, suprantat. Tai tabakas taip dažnai. Jeigu kalbam apie paauglius, tai į lošimus netgi irgi neseniai skaičiau prieš paskaitą, reiškia, kad tie, kurie turi žemesnius akademinius pasisekimus, kurie turi polinkį delinkventinį elgesį, ir tie, kurie vartoja veipus, elektroninės cigaretės. Tai jau yra irgi tam tikri dalykai, parodantis, kad yra sunku save sukontroliuoti, suvaldyti, reiškia,
atsidaro platesnės galimybės įsitraukti į priklausomybės. Tai priklausomybės jo po vieną nevaikšto. Ir labai svarbu tada žiūrėti tą visą spektrą. Ir kartais, kalbant su psichiatrais, kurie būna nukreipinėję dėl konsultacijų, tai sako, irgi žmogus kreipiasi su alkoholio problematika, kai pradedi tyrinėti tą anamnezę rinkti, tai išaiškėja, kad visa tai prasidėjo nuo lošimų. Kartais kita priklausomė gali išaukti kitą. Kartais būna žmonės, kurie susitvarkė, pavyzdžiui, ir nebevartoja alkoholio, yra priklausomi, nes buvusių nebūna. Ir jie persimeta į kitą. Kartais iš lošimų netgi persimeta į tokias, kaip sakau, socialiai priimtinas priklausomybės, pavyzdžiui, darboholizmą, tai va, jeigu pas mane yra amatininkai, kokie statybininkai, špakliuotojai, tai tam špakliuoja po 16 valandų tada sienas, ne, žmonos patenkintas, vyras pinigus į namus neša, ten po to insultas, širdis sustoja 45 ir viskas persidirba. Yra dabar naujos tokios pramogos rūšys, tai yra prekyba bitkoinais ir čia vėlgi neįdėjau, nes laikas toks ribotas, tai yra irgi prekyba bitkoinais arba biržose ir nemažai lošiančiųjų pradeda lošti biržose, nes visi požymiai yra labai panašus į azartinius lošimus. Va. Ir kartais ta žinia irgi sklinda tarp paauglių, kad bitkoinas yra visai geras dalykas ir jeigu išmanai, tu gali ten užsidirbti daug pinigų vėlgi. Vaikams svarbus tie pinigai berniukams. Apie, pavyzdžiui, amžiaus grupės ir demografinės grupės. Ar galima kažką irgi pasakyti apie tai? Kai skaitau, pavyzdžiui, užsienio spaudą, tenai, reiškia, jie aptaria tokius dalykus, su kuriais, pavyzdžiui, nebuvau susidūręs. Pavyzdžiui, sako, kad žemesnis socioekonominis statusas. Jeigu žemesnis socioekonominis statusas, reiškia, žmogus turi didesnį polinkį lošimus. Nepastebėjau, didžioji dalis mano klientų tai yra tikrai gerai finansiškai savim galintys pasirūpinti asmenys, netgi kai kalbu apie amatininkus, tikrai aš turėjau statybininkų, ten plytelių klojai, kurie ten uždirbo po 7-8 tūkstančius, tai turiu, wow, žinai, ir sakau, kam tu loši, nes reikia pinigų, ar sakau, tikrai, sakau, tau reikia, man, sakau, reikia pinigų palyginant su tavim, tau jų nereikia, žinai, tau reikia tiesiog šiek tiek sustoti ir pinigai grįš atgal. Tai vėlgi, kas dabar pastebima Lietuvoje, iš tautinių mažumų kreipiasi asmenys užsieniečiai, tai yra, aš manau, kad čia veikia labai tas toks nostalgijos elementas, ne tėvynės ilgesys, tai yra ir Ukrainos piliečių, iš Ukrainos diasporos kreipiasi žmonės, ir taip, jo, kitataučių, tai tie, kurie čia dirba Lietuvoje, tai iš Kinijos piliečiai dabar tos Vidurio Azijos, neturbūt piliečiai, Tadžikistanas, Azerbaidžanas kreipiasi, nes tas irgi turi elementą, kadangi aš manau, kad tas vienišumas jis tikrai labai veikia ir žmogui lošimas tai būna toks geras būdas, kabutėse, pasislėpti nuo tos vienatvės. Pabėgti nuo savo tokios realybės, aišku, mes apie tas priklausomybę turbūt bet kuri yra tiesiog kita kažkokia iliuzinė realybė. Labai daug klausimų, kurie atkeliavo klausantis jūsų, gražiai persidengia su ta informacija, kurią jūs ir pateikėte, Olegai, tai tada kaip tik į pabaigą, vėlgi su ta viltim ar ne, ir tokiu įžiebimu kažkokio tokio optimizmo. Ir prašoma tiesiog, gal galite papasakoti atvejų pavyzdžių iš savo praktikos, kai jaunam žmogui sėkmingai pavyko padėti atsisakyti lošimo ir gal kaip greitai gali tai įvykti. Vėlgi, kiek į tai einama, ar įmanoma pamatuoti ir kaip iš to po to išeiti, kiek tai kainuoja laiko ir kitų resursų. Jeigu kalbėti dabar apie eigą, labai dažnai su lošiančiaisiais prieš pradedant dirbti, kai tik tai aptarinėjame kontraktą, ne, ką mes čia darysim, kaip mes tą darysim, taisyklės. Dažnai lošėjai kartais po kokio gero pusmečio jiems yra būdinga, sako, va, aš jau supratau viską, nepadeda supratimas, ne, aš sakau, žiūrėk, aš tau siūlau būti savo kritišku, nekritikuojančiu ar menkinančiu, ne, štai koks aš netinkamas žmogus gyvenime, ne, o būk kritiškas, ar tikrai iš kur aš žinau, kad aš jau susitvarkiau, kokia mano patirtis, jeigu aš lošiau 7 metus, o po pusės metų aš nelošiau, ar tikrai aš jau suprantu, kad aš galiu toliau nelošti. Tai aš dažnai siūlau, kad žiūrėk, tu jeigu 7 lošiai, bent 7 nelošk, tada leisk savo po truputėlį prileistą prielaidą, tikėtina, aš einu labai teisingų kelių.
Atkryčiai šitai priklausomybė yra būdingi, dažniausiai atkritinėjo po 6, kartais po 12 mėnesių, dažniausiai toks yra 6. Veikia sezoniškumas, pavasaris, ruduo, tikrai veikia ir atkryčiai būna šitais laikotarpiais, neskauka 100% visiems, bet labiau toksai būdingas metų laikas, būtent ruduo ar pavasaris. Čia stebime ir iš prašymų nutraukimo skaičius, kad asmenys ateina, sako, aš jau viskas, man gerai, man jau nebereikia. Ir gera istorija. Viešpatie. Problema turbūt psichologų ir psichoterapeutų yra gal tame, kad kai su klientu pabaigia, tai nereiškia, kad jis nebeserga priklausomybę. Kai mes sustabdome jau mūsų darbą, tai dažniausiai jis išeina nelošime, tai jis jau turi kokią nors metų, 2, kartais 3 metų lošimo patirtį, priklauso kiek jis pasirenka terapiją. Ir taip, aš visą laiką su viltim, kad jis neloš, bet niekas nepaskambina ir nepasako, sveiki, Olegai, aš jau 10 metų nelošiu. Norėčiau, kad tai būtų toks, gerų patirčių bankas. Kuo tikrai aš nuoširdžiai tikiu ir ką tik sakau nuo pat pradžios visiems klientams, kurie tik atvyksta, sakau, aš tikiu, kad tu gali išmokti nelošti. Tai va čia turbūt mums svarbu turėti tą viltį. Bet labai svarbus veikimas. Ir ypatingai artimoje aplinkoje, kas yra svarbu priimti ir tėveliams. Jūsų noras, jūsų ten veiksmai, jie neduos rezultato, duos rezultatą lošiančio veiksmai. Dėl to labai svarbu taip truputėlį susitaikyti su ta savo bejėgystė, kad aš neturiu galios kitą žmogų paveikti taip, kad jisai išgytų. Ne, bet aš galiu sudaryti sąlygas, sudaryti saugumą, priėmimą, palaikymą, nelošime ypatingai. Ir tikrai žmonės gali keistis. Padrąsinti, pastiprinti. Didžioji dalis lošiančiųjų, kurie kreipiasi, jie kalba apie tą baimę iš artimų pusės, kad jie gali būti nuvertintais. Čia vėlgi nenoriu, tiksliau labiau noriu, kad nuskambėtų, kad lošėjas pats iš savęs, suabsoliutinta prasme, jis nėra blogas žmogus. Tai yra žmogus, kuris susirgo žiauriai bjauria liga, jinai yra tiek bjauri, kad jinai visą kitą užsimiršta. Ir kartais ateina ten ar žmonos, ar mamos, ar draugės, sako, jis buvo toks geras, sakau, jis yra geras tenai, jis tik truputėlį apie tai pamiršo. Tai mes savo rūpesčių, savo priėmimu ir palaikymu ir skatinimu veikti, tikrai galim sudaryti sąlygą žmogui keistis. Ir netgi jeigu jisai atkris, kas kartais būna neišvengiama, atkritis būna ir sveikimo kelyje, tai yra normalu, bet įprasminti tam tikras taisyklės, kurias irgi aptariam su klientais, su artimaisiais, tai tikrai sudarome sąlygas, kad tas atkritis būtų mažesnis arba netoks skausmingas. Ir tikrai atvejų yra. Ir šiai dienai, nežinau, iš gerų atvejų tikrai turiu keletą klientų, kurie taip teigia nelošia. Teigia nelošiantys ir visai pakeitę savo požiūrį į gyvenimą ir atradę įvairių dalykų. Ir dabar ir žiniasklaidoje yra ten tokie, kaip sakau, turime tokį etatinį lošintį Konstantiną, kuris tikrai dalinasi atvirai savo patyrimu ir jis, man atrodo, nelošia arti 10 metų ir atradęs visas veikas ir kartais visai motyvuoja jo pasiklausyti. Tai kartais, kai kreipias lošintieji, sakau, jūs pasižiūrėkite tas laideles, kuriuose yra aptariama, susiraskite motyvacijos. Susitvarkyti su to galima, bet jas turi sutvarkyti tas, kuris tą problemą turi. Taip, nepraraskit vilties. Aplinkoje, tai turbūt žiūrėti, kaip sakote, neblogą, nelaimingą žmogų, bet tuo pačiu netimti galios, kad jis irgi už tai yra atsakingas. Olegai, ačiū Jums labai. Nesigailėti, o atjausti. Gailėtis nereikia, reikia atjausti. Čia yra didelis skirtumas, nes kai žmogaus gailimės, jis yra negalioje tada. Niekas nemėgsta, kai gailimės. Taip, atjauskime. Pagalbos, bet galios netiminėkit iš mūsų. Taip. Su bet kokiom bėdom. Ačiū Jums labai, Olegai, dėkoju.